pabandysiu atsakyti į amžiną klausimą, kada mes galime ir turime apkrauti skausmingą sausgyslę, o kada ne. Paskaitysiu pranešimą apie, vadinkim, sausą ir šlapią adatą. Kalbėsiu apie skausmo mechanizmus ir būdus, kaip tą skausmą moduliuoti, taikant pratimus ir manualinę terapiją. Sporto įtaka kardiovaskuliniai sistemai, apie tai, kas yra norma sportininkui ir kas yra patologija. Apie motorinį judesių valdymą ir judesio sutrikimo priežastis. Apie miegą, kaip jį galima panaudoti kaip įrankį sportui. Apie sportininkų psichikos sveikatos ypatumus, apie psichikos sveikatos svarbą sporte. Kaip sporto kineziterapeutai galėtų prisidėti ne tik tai prie profesionaliai sportuojančių žmonių sveikatos, bet ir fiziškai aktyvių žmonių sveikatos. Pasidalinsiu įdomiausiais radiologiniais atvejais. Mano pranešime kalbėsime apie varžybinį etapą, apie tai, kaip kinta sportininko būsena, emocinė ir fiziologija. Kviečiu visus spalio 20 dieną į konferenciją, kurioje mes kalbėsime būtent apie sporto traumas, jų diagnostiką, gydymą, prevenciją, o aš pristatysiu ponenciją būtent apie teniso traumas.